Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kas rytą dovanų, lašą vilties ir grožio, spindulį pavasario dienų. Labą dieną. Iš kur čia tos rožės? Iš Kauno. Oi, man tai tos krūminės, aš kokią nors vieną. O brangiosios? 10. Supratot, 10 eurų už tiesiog rožę. Ir čia buvo visai gera kaina, lyginant su tomis, kurias išgirsime netrukus. O kieno čia šitie? Kiek kainuoja šitas grožis? 200 šitas. 200, ne? O čia paprasta pušis, ne? Iš kalninės pušies suformuota, Lietuvoje nesiekus išauginta. O, tu dieve. Skaičiuoti 16 metų auga. 200 eurų? Dar prisimena tą poną Lenką iš Elko. Norisi pasigrįžti kaip namo. Tak, mogę to wykopać dla pani, tylko uzgadniamy wtedy cenę. To jest indywidualna cena za to. I jaka cena to będzie? Za ten akurat gdzieś tak około 300 zł. 300 zł za ten? Tak, za tego 300. 68 eurai. Eime toliau. Čia ponas prekiauja magnolijomis. O brangios? Ne, nu bet įvairių nuo 20 iki 90, jeigu baltas didelės medis. 30 eurų. Šitokie stiebelė. Aišku. O va tokia jeigu? Tokia 40, tokia 20. Štai dabar nieko negaliu padėti. Dabar viksvų eilė. Kur brangi? Jo, brangi. Gražus kurstai. Čia iš toli, čia iš arti. Ir jos po 10, šitą... Šitą kupstą 10. Čia turiu daugiau. Aha. O šitie visi va... O čia yra miskantai. Miskantai. O miskantų Kelių rūšių. Po 8, ne? Šito šluotelės po 8 eurus. Kai laidos pabaigoje susitarsim, ką darom toliau, tai pirmiems 10 padalinsiu pusmetrio skersmens kelmą už dyką. Sutarėm? O, pagaliau mus kviečia į teisingą vietą – Botanikos sodo prekystalis. Tai va Rūta pirksiu. Gerai, Rūta padovanosi. Va. Gal dukra Rūta, ne? Aš pati Rūta. Tai jūs, bet... Ne. Nu gerai. Nu va, tai aš ir neturiu Rūtos. Tai ačiū labai. Tai sėkmės auginti, kad pagal reikalą pasinaudotumėt kam nors vainikėlį, kada... Va, dovanų gavom. Rūta. Mano aistra pavėsio gėlynai, tokie ūksmingi, kur želia paparčiai. Ir čia mano valia ima silpti. Pabaidykit mane kainomis, prašau. Labą dieną. Labą dieną. Paparčių labai gražių turite įvairių. Taip. Čia šitie žiemoja? Visi. O kiek jūs už juos norite? Darykit mažai. Maždaug eina nuo 5. Matot, kiek aš jų prisipirkau? 1, 2, 3, 4 ir kiekvienas kupstelis 5 eurai. Įsivaizduojat? Bet ir dovanų gavau. Čia va dabar hitas yra va, visi žydintis krūmai. Bet tai čia 80 eurų. Nu tai taip, čia yra žydintis krūmas yra labai. Šitą nufotkink labai gražus. Taigi šitas šeštadienio rytas gali tapti istoriniu Lietuvos sodininkams, jeigu tik tai mums pavyks susitarti. Jeigu Kairėnuose už kupstelį kažkokios tai viksvos nori 8 eurų, o paprasčiausia rožė, jinai čia gyvena jau dabar, 10 eurų. Tai kodėl mums neįmanoma imti ir susitarti ir paskelbti karą šitam godumui? Ta vieta jau yra. Tai yra Facebook paskyra Dovanoju gėlę. Paprastai ir aišku, paskelbėt kada, kur atsimti augalą, kuris dabar išrautas iš jūsų gėlyno eis į kompostą arba pagražins kaimyno sodą. Pagražinkim Lietuvą savo jėgomis. Įsiminėt, Dovanoju gėlę Facebook paskyroje jūs rasite tą vietą. O jeigu jūs vis dėlto neįsiminėt, tai šitos laidos įrašas yra Lietuvos ryto interneto svetainėje, o taip pat Facebook paskyroje Skinsiu raudoną rožę. Viso gero, gražinkim Lietuvą čia ir dabar. Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kas rytą dovanų, lašą vilties ir grožio, spindulį pavasario dienų.